metų pradėjai? Oi, kokie nuo 12 gal. Tu kartu su Jasiuku čia pradėjai ar? Su savo tėvu, su Jasiuko tėvu amžinateliu, su sūnu Jasiuko. O žiūrėk, o Jasiuko tėvas buvo muzikantas, ar kaip? Ar... Taip, buvo muzikantas, Jasiuko tėvas. Tai jisai yra čia to viso renginio toks puoselėtojas pirmutinis. Taip, tai mano tėvas ir Jasiukas, tai jo jie pats pirmutiniai pradėjo. Kai 12 metais pradėjau groti su Jasiuko, dedukų vestuvėse pradėjau groti ir vestuvėse pradėjau groti 12 metų. Ir ta tradicija taip eina kiekvienais metais, ar yra kada nors nutrūkusi, ar... Ne, vienais metais neėjom, kai mano brolis mirė, tais metais neėjom. Daugiau visą laiką, kiekvienais metais einam. O pradedat visada taip anksti ryte? Pradedam 6 valandą būtinai. O kelintą pabaigėt? Baigiam apie 11-12. O po to, anais laikais, ką darydavote pabaigę? Kaip, susirenkam į kompaniją, daužam kiaušinis, ten biškutį atsigaivinam. Ir ką? O pas ką rinkdavotis? Kur užeidavot? Pas tave, pas Jasiuką ar? Užeidavom ten gale kaimą. Pas Šermulės užėjom, ten paskutinis taškas būdavai, ten jau švęsdom. Švęsdavot. Dar kas nors ateidavo, ar jau jūs tik tai vieni? Nu tai būdavo, tai 15-20 žmonių prisirinkdavo, ir ten švęsdom. Pone Irena, jūsų čia yra pradžia šito viso renginio, nuo šičia pradedam. Kaip jums atrodo šitas renginys? Juk jūsų vyras yra šito viso renginio puoselėtojas, tęsėjas. Ir kaip jums atrodo šitas dalykas? Nu, man labai patinka, nežinau, galėsiu kalbėti. Todėl, kad, kai čia prisikėlimo šventė, pavasario viską labai gerai, kad tokia, čia ne tik Stasys, jie būtų su Algiu pradėtą šventę švęsti. Dėl ko aš pernai jumis dovanau, kit nedurėjau įsileisti, nes man buvo dar labai skaudu. Kadangi Stasys būdavo eidavo pirmiausia, kaip, kai atbunda gamta, atbunda paukščiai, parskrenda viską, taigi didžiausia mūsų šventė. Ateina pavasaris, tikrai gražu ir smagu. Reikia tikrai tęsti, kad čia užopė jau mažai žmonių, mažai jų. Bet tai jūsų vyras yra šito viso renginio įkvėpėjas, jisai perėmė iš savo senelio. Jo, čia jo tėtė eidavo, keldavo. Tai barabaną tokį turėdavo, neždavosi ir armoškė, irgi taip eidavo, bet mūsų irgi ne vienas Algis gal prisimenama. Aš kai atitekėjau, tai jau paskui jie pradėjo eiti, kai Stasys grįžo, mes iš Alytaus. O pradininkas buvo čia jau labai sena tradicija. Bet ta tradicija taip vykdavo metai iš metų, niekada nebuvo pertraukos nebuvo tokios. Ne, man atrodo, kad ne. Aš sakau, matai, mes buvom biškį Alytų 7 metus gyvenom. Bet gal tada vis tiek atvažiuodavo čia? Ne, dėdelis vis tiek eidavo. Ai, dar dėdelis gyveno. Tada dar Stasio tėtė eidavo. O tai kaip gera tradicija, graži ir, kaip pavasarinė šventė, su viso atgimimu prikeliat, nuprausėt į mums smagiai. Bet matot, šitoj tradicijai tai yra pagrindas, kad pasveikinus žmogų, jam reikia palinkėti geros sveikatos, gero derliaus, gero pasisekimo visose metuose. Taip, visko, čia sakau, su visko į sveikatos ir kaip saka, pati gamta į tavą pradeda žaliuoti, medžiai sprogti ir viskas, tikrai, belykos. Tai kunigai ir bažnyčiose įtie, matot, saka, su Taip, ir jum linkim, šį rytą linkim geros sveikatos, kad viskas sektųsi, kad neliūdėkit,
viskas vis tiek, va, kaip pati sakot, pražys gamta, viskas sužaliuos ir atrodo viskas kažkaip iš naujo prasidės šitą. Ačiū. Pramiegoji, kai nesimėgo. A tu laikrodį, blėt, neatsisukęs. Laimės, džiaugsmo. Ačiū, Ir kad ačiū. derlius būtų geras. Ačiū. Kad Mūsų muzikantai. Aš dinat bulves. Sudėlok. Valio, viskas. Įkalk.
Labai ačiū, labai ačiū. Irena, tave sveikinam su šitom metom. Linkim sveikatos, linkim gero derliaus, linkim visko. Ko trūksta? Ko trūksta labiausiai? Sveikatos. Rūta! Sveikatos labiausiai ir linkim. Ačiū, labai ačiū. Labai ačiū. Rūta, tave su šventėm sveikinam. Būk auk didelė gerutė, mama būk. Žaras vakarą, o čia vis mūsų giria. Kai man šį vakarą gerą klajotų draugę. Ta kaliniuota nugoja, medžių šėlėje. Ką tada dėlioja, mano mažutė šeimų. Aš jau nebeisiu. O, duok aš Rudytę palaikyti. Nu, Birbinė, dabar turi. Čia vyrai kaip tos neturi. Pažiūrėsim, kas atliks. Ugnis ir ledas. Tai neridenka. Gana dabar. Su protu visiems po vieną. Atsargiai neužlyk. Kur neužlyk? Pažiūrės. O. Čia mana. O. Nu, dabar kas turi, tai aš jau nebeturiu. Nėra. Tai tas geras kiaušinis, mano. Yra. Va, neturėjo. Nu, va. Pažiūrėsim, kas atliks. Iš tų, kas turi. Nu, toliau, kas turi. Nu, tai ir idėja. Apdovanojimo ceremonija. Eime dėkit. Tai ir...
Atsisuko už pastok, Atsisuk. ir paskiau stovėsit aš nufotinsiu. Garbinga 3 vieta, tai Irena ir Rutelė. Valia! Ura! Ačiū. Ačiū. Antra vieta. Vardas. Raimondas, ponas Raimondas. Sveikinu. Ir pirma vieta man labai smagu, mano mergaitė. Oi, kaip faina. Palaukit, dabar sustokit, aš nufotinsiu. Atsistokit. Tegul jiems biškį. Nori pa? Ką? Ar... Artur. Tai kas? Vakar matėmės. Būsi rytoj žiūrėk ekraną. Vežiau šieną per visą dieną, vežiau šieną per visą dieną.